Aš esu Antanas Kilšauskas, Norgėlų kaimo bendruomenės pirmininkas. Jau 6 metai, prieš tai dar buvo 2 kiti pirmininkai ir šiais metais būtent atšventėme mūsų bendruomenės 20-metį. Dabar randamės, kaip matote, lauko teniso aikštėje. Tai taip pat antras toks rimtas ir gražus įgyvendintas projektas, kuriuo labai džiaugiamės. Dar 2014 metais laisva valstybinė žemė mūsų prašymu buvo įteisinta kaip neprivatizuojama ir iki šiol tiesiog rezervuota buvo gražioje vietoje. Na ir tiesiog sulaukėme savo momento, kada suderinę su vietinės veiklos grupė Raseiniuose, Raseinių krašto bendrija, tiesiog rašėme paraišką lauko teniso aikštėje įrengti. Kad nebūtų taip, jog tuo pačiu metu suvažiuoja norinčių žaisti būrys ir kad ir man norisi, tai iš anksto informaciją pats suteikėm tokią, kad registruojasi nurodytų telefonu pas šalia šitos aikštės gyvenančios mūsų bendruomenės narės, tokios Albinos Grumundienė, pas ją registruojasi ir tada, reiškia, visi žino ir aiškumas yra, kada, kam atvažiuoti, kad nereikėtų laukti ir nervuotis. Aš dar norėčiau padėkoti ir rajono savivaldybė, kuri prisidėjo tuo pačiu padrąsinti kolegas, kitų bendruomenių pirmininkus. Jeigu tik yra galimybė kažką tai įrengti, tvarkyti viešasias erdves, kad žmonės galėtų turiningai praleisti laisvalaikį, be jokių abejonių, be ilgų svarstymų, to imkitės.